Jaunuosius talentus Kaune vykusiame pasaulio jaunių vaikinų krepšinio čempionate atidžiai stebėjęs Hjustono Rockets klubo skautas Artūras Karnišovas pastebi, kad šiais laikais krepšininkams vis dažniau trūksta individualių meistriškumo įgūdžių. Karnišovas apsilankė ir Kaune vykstančioje stovykloje Adidas Summer Camp, kurioje individualius bei komandinius krepšinio įgūdžius tobulina beveik 30 į nacionalinės rinktinės nepatekusių vaikinų. Bendraudamas su stovyklos dalyviais, Karnišovas džiaugiasi jų pasirinkimu vasarą praleisti aktyviai sportuojant bei noru kuo geriau pasiruošti artėjančiam sezonui. Manau, kad kiekvienas krepšininkas negali sustoti, jis turi tobulėti. Ir kiekvieną vasarą, kurią turi, kad patobulinti savo žaidimą, manau, kad reikia ją išnaudoti, nes krepšinį žaisti visą gyvenimą negali. Yra labai trumpas laikas duotas, taip kad reikia išnaudoti kiekvieną galimybę, kad pagerinti savo žaidimą. Ir būtent šitą stovyklą turbūt tai ir duos, ir fizinio pasiruošimo, ir individualios technikos, ir mitybos klausimai. Taip kad labai įvairiapusiškai yra turbūt šita stovykla ir tikiuosi, kad jaunimui padės. Visą Liepos mėnesį truksiančioje Adidas Summer Camp stovykloje krepšininkai mažomis grupelėmis dirba su garsiais Lietuvos krepšinio treneriais Ramūnu Butautu, Dariumi Maskoliūnu, Sauliumi Štombergu. Fizinio pasirengimo treniruotės stovyklos dalyviams veda garsiausi šalies specialistai Aleksandras Kosauskas, Aleksas Stanislovaitis bei Sigitas Kavaliauskas. Karnišovas pažymėjo, kad pastaraisiais metais Europos krepšinėje vis daugiau dėmesio skiriama taktikai, todėl šiek tiek apleidžiamas individualus krepšininkų pasirengimas. Jį žaidėjai turėtų gerinti vasarą. NBA, pavyzdžiui, pačio žaidimo tai yra turbūt atletiškumas ir individuali technika ir žaidimas vienas prieš vieną. Manau, kad Europoje mes esam pripratę ten daryti sistemas, derinukai, taktikos klausimais ir taip toliau, kuri yra labai svarbi. Bet kai daeina, pavyzdžiui, lieka 7-8 sekundės žaisti, viskas priklauso nuo individualios technikos, kaip gali apžaisti žaidėją. Ir arba apžaisti žaidėją, arba sudaryti progos kitam žaidėjai, nes pritraukia gynėją ir atiduoti. Tai kad praleisiu vieną savaitę poilsio, tai kažkas tai dirba kažkur, tai gerina savo žaidimą ir bus geresnis negu aš. Kažkiek tai reikia turėti individualių ambicijų ir kad būtų toksai varomoji tokia jėga viduj, kad reikia pastoviai pagerinti savo žaidimą. Individualiom, komandiniam treniruotėm, bet tu turi judėti į priekį. Ir jeigu tu tą prarandi jausmą, kad esi patenkintas tuo, ką tu turi, tai manau, kad tavo krepšinio lygis nekils. Kalbant turbūt apie elitinį lygį, manau, kad vien tik tai komandinių treniruočių neužtenka. Aš manau, kad jeigu nori žaisti, reiškia, aukščiausiam lygiai, reikia pastoviai individualiai dirbti. Ir nesustoti. Reikia ir manau, kad vien tik tai komandinių treniruočių neužtenka, nes treneriam pagerinti tavo individualaus kaip žaidėjo lygį yra labai sunku, nes sezono metu yra, aišku, ir taktinių tenai sumetimų ir reikia studijuoti ir varžovą ir praktiškai to laiko neužtenka, bet tau reikia pačiam surasti laiko, kad tu dirbtum. Stovyklos dalyviams pasteiravus, ar ryškiausios NBA žvaigždės sunkiai pluša treniruotėse, net pasiekusios aukščiausią lygį, Karnišovas jo šiek tiek nustebino. Puikiai NBA virtuvę pažįstantis buvęs krepšininkas teigė, savo akimis matęs, kaip vokietis Dirkas Novicki ar kanadietis Steve'as Nashas treniruotėse kasdien pluša net iki 7-8 valandų, o treneriai juos turi varyti iš salės net rungtynių dieną. Kai Dalasas turėjo vienu metu ir Nashą ir Novickį, juos reikėjo varyti lauk iš salės, kad jie praleisdavo 7-8 valandas salę. Jos treneriai užrakindavo salę, kad neleistų jiem papildomai dirbti, nes jie ten vos nemiegodavo. Vienas iš pavyzdžių, pavyzdžiui, aš atvažiavau New York'e pasimatyti ten su Mavericks komanda, čia buvo prieš 5-6 metus. Ir laukiu, reiškia, autobuso ir laukiu, reiškia, Novickio. Ir atvažiuoja komanda, visi išlipa, jo nėra. O čia rungtynių diena, iš pamėtimo atvažiuoja. Sakau, kur Novickis? Sako, dar pasiliko. Dar salėje pasiliko pamėtimo. Anot Karnišovo motyvacija, noras sunkiai dirbti ir meilė krepšiniui šiuo metu yra vienas pagrindinių rodiklių NBA skautams medžiojant jaunuosius talentus. Daug kas dabar atkreipia dėmesį į darbą. Geriau paimti mažiau talento turintį žaidėją, bet kuris nori
pagerinti savo žaidimą ir nori dirbti, negu talentingas žaidėjas, kuris yra tinginys. Manau, kad šiais laikais turbūt tie du dalykai yra suderinti. Aišku, reikia talento, bet labai daug dėmesio skiriam ir darbui, kaip pagerinti žaidimą, nes žaidėjai visi, ta prasme, jaunesni ir jaunesni. Reikia spėti, kur jisai bus už 3-4 metų, o be darbo pagerinti žaidimą neįmanoma. Taip, kad žaidėjas gali būti po 3-4 metų tam pačiam lygiai. Ir tai priklauso nuo jo užsivedimo, nuo jo aistros krepšinio ir noro dirbti. Karnišovas yra ne vienintelis Adidas Summer Camp stovyklos Kaune svečias. Treniruotėse sunkiai dirbančius krepšininkus taip pat aplankys garsiausias Lietuvos treneris Jonas Kazlauskas bei Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Arvydas Sabonis.